Tirkime funkcijas. Nubraižykime funkcijos grafiką prieš tai ištyrus funkciją, tai yra nustačius jos savybės. Nagrinėkime funkcijas, kurių reiškiniai yra ne aukštesnio negu ketvirto laipsnio daugianariai. Funkcijos savybės tyrime tokia eilės tvarka. Nustatome funkcijos apibrėžimo sritį, išsiaiškinama, ar funkcija yra lyginė ar nelyginė, ar nėra nei lyginė, nei nelyginė. Randame taškus, kuriuose funkcijos grafikas kerta abscisio ašį, po to ordinačių ašį. Randame funkcijos kritinius taškus. Nustatome funkcijos reikšmių didėjimo mažėjimo intervalus ir funkcijos ekstremumo taškus bei ekstremumus. Išnagrinėkime, kaip tiriama funkcija f nuo x yra lygu x trečiuoju minus 3x ir kaip braižomas jos grafikas. Pirma, nustatykime funkcijos apibrėžimo sritį, o tai yra visi skaičiai nuo minus begalybės iki plius begalybės, nes funkcijos reiškinys x trečiuoju minus 3x su visomis x reikšmėmis turi prasmę. Antra, įstatykime į funkciją f minus x vietoj x. Gausime minus x pakeltas trečiuoju, minus 3 padaugintas iš minus x. Žinome, kad keliant trečiuoju laipsniu gauname minus x trečiuoju, o minus 3 kart minus x yra plus 3x. Pastebime, kad galime minusą kaip bendrą dauginamą išsikelti prieš skliaustukus ir liks iš pirmojo nario x kubu, o iš antrojo nario liks minus 3x. Tai yra minus f nuo x. Kadangi f nuo minus x yra minus f nuo x, tai funkcija yra nelyginė ir jos grafikas bus simetriškas taško 0, 0 atžvilgiu. Dabar suraskime, kur grafikas kerta o x ašį. Tai yra funkciją prilyginame nuliui. Sprendžiant šią lygtį, bendrą dauginamąjį x išsikeliame prieš skliaustukus ir žinome, kad sandauga yra lygi nuliui tada, kai x yra lygu nuliui arba x kvadratu minus 3 lygu nuliui. Tai yra x lygu nuliui arba x lygu plus arba minus šaknis iš 3. Vadinasi, grafikas kerta x ašį taškuose 0, 0, šaknis iš 3, 0 ir minus šaknis iš 3, 0. Dabar suraskime, kur grafikas kerta o y ašį. Turime vietoj x į sąlygą įstatyti 0 ir gauname 0 kubu minus 3 kart 0, tai yra 0. Vadinasi, grafikas y ašį kerta taške 0, 0. Beje, šį tašką jau nustatėme ir kaip susikirtimo su x ašimi tašką. Dabar raskime funkcijos išvestinę. X kubų išvestinė yra 3x kvadratu, 3x išvestinė yra 3, o kadangi tai buvo skirtumas šių dviejų funkcijų, tai ir rašome ir išvestinėje skirtumą. Dabar raskime kritinius taškus, tai yra išvestinę prilyginkime nuliui. Gavome lygtį 3x kvadratu minus 3 lygų nuliui, padalinome lygtį iš 3, gaudome, kad x kvadratu minus 1 yra lygų nuliui, išskaidome dauginamaisiais ir gauname 2 taškus, x lygų plus arba minus 1. Dabar nustatykime, kada funkcijos išvestinė yra teigiama ir kada jinai yra neigiama. Man reikės išspręsti išvestinė, kada yra daugiau už 0, arba kada išvestinė yra mažiau už 0. Kaip matome, galėjom padalinti abi nelygybės iš trejeto, gausime vieną kartą reikės išspręsti x kvadratu minus 1 daugiau už 0, kitą kartą x kvadratu minus 1, kada yra mažiau už 0. Atsakykime į šiuos abu klausimus iš karto, išspręsdami štai šią nelygybę. Išskaidau dauginamaisiais ir taikysiu intervalų metodą. Skaičių tiesėje atidedu jau gautus kritinius taškus, minus 1 ir 1.
Susižymiu intervalus. Patikrinu, kokie yra išvestinės ženklai. Tuose intervaluose čia yra pliusas, čia yra minusas, čia yra pliusas. Todėl tikrai matau, kad išvestinė yra teigiama intervaluose nuo minus begalybės iki minus vieneto ir nuo vieneto iki plius begalybės, o neigiama intervale nuo minus vieneto iki vieneto. Todėl galime tvirtinti, kad funkcija intervaluose, kur išvestinė buvo teigiama, didėja, o ten, kur neigiama, mažėja. Todėl x lygų minus 1 bus funkcijos maksimumo taškas, o vienetas bus funkcijos minimumo taškas. Dabar raskime funkcijos minimumą ir maksimumą. Tam reikia į sąlygą įdėti atitinkamai vienetą vietoj x ir minus vienetą. Matome, kad funkcijos maksimumas yra lygus minus 2, o minimumas 2. Funkcijų reikšmių didėjimo ir mažėjimo intervalus bei ekstremumus patogu surašyti į lentelę, suskirstant intervalais x, susižymint išvestinės, kada jinai teigiama, kada jinai yra lygi nuliui, kada neigiama, ir pasižymint, ką daro funkcija, jeigu išvestinė teigiama didėja, neigiama mažėja, ir įrašant, kad maksimumas buvo 2, o minimumas buvo minus 2. Todėl tyrimo rezultatus dabar galime perkelti į grafiką. Atitinkamai sužymėję taškus, minus vieneto yra 2, prie vieneto yra minus 2, funkcija šičia turėjo didėti ir prie minus šaknies iš 3 kirsti x ašį, čia mažėti ir prie 0, 0 taško kirsti ir x ir y ašis, ir didėti ir x ašį kirsti prie šaknies iš 3. Grafiką nubraižėme ir tikrai pastebime, kad jis yra simetriškas 0, 0 taško atžvilgiu, tikrai funkcija yra nelyginė. Dabar nubrėžkime funkcijos grafiką, naudodamiesi pateiktą informaciją. Pirma, funkcijos apibrėžimo sritis yra intervalas nuo minus 5 iki 5. Mes žinome, kad f nuo minus 5 yra 4. Padedame tašką A. Prie 5 yra minus 5. Dedu tašką B. Žinau, kad funkcija nėra nei lyginė, nei nelyginė. O grafikas x ašį kerta taške 2 ir 0. Dedu tašką C. Y ašį kerta taške 0 ir 3. Dedu tašką D. Žinau, kad funkcijos kritiniai taškai yra minus 3 ir minus 1. Pasižymėjau juos ir žinau, kad ten išvestinė bus lygi nuliui. Nagrinėjant intervalą nuo minus 3 iki minus 1, kai x priklauso, jeigu išvestinė ten yra teigiama, žinau, kad tame intervale funkcija didės. Analogiškai, jeigu mažiau išvestinė už nulį intervaluose, ten funkcija turi mažėti. Dar pasižymiu taškus, prie minus 3 yra 2, pasižymiu raidelę M, ir prie minus 1 yra 4, pasižymiu raidelę N. Dabar man beliko tik tai sujungti taškus pagal atitinkamas sąlygas. Mažėja, iki N didėja, nuo N pradeda mažėti ir prie minus 5 yra minus 5. Štai ir mūsų grafikas. Pabandykite ištirti savarankiškai ir nubrėžti šių funkcijų grafikus. Drauge ištirkime ir nubraižykime funkcijos grafiką x ketvirtuoju minus 2x kvadratu. Apibrėžimo sritis ir vėl realiųjų skaičių aibė. Funkcija yra lyginė, nes
minus x pakeltas ketvirtuoju ir minus x pakeltas kvadratu yra lyginiai. Todėl mano funkcija yra lyginė. Jeigu nagrinėsime, kur kerta x ašį, man reikės išspręsti lygtį. X ketvirtuoju minus 2x kvadratu lygu 0. Iškėlus bendrą dauginamąjį, matome, kad x kvadratu yra lygu 0, kai x yra lygu 0, o x kvadratu minus 2 yra lygu 0, kai x yra lygu plius arba minus šaknis iš dvejeto. Y ašį kerta taške 0, 0, nes f nuo 0 yra lygu 0. Išvestinė. X ketvirtuoju išvestinė yra 4x trečiuoju minus 2x kvadratu išvestinė yra 4x. Kritiniai taškai. Prilyginkime išvestinę 0. Akivaizdu, kad tai yra 0, minus 1 ir 1. Dabar pažiūrėkime išvestinės ženklus. Mūsų išvestinė, kai x yra mažesnis už minus vienetą, yra neigiama, kai didesnė už minus vienetą, bet daug mažiau už 0 yra teigiama, nuo 0 iki vieneto neigiama ir nuo vieneto iki plius begalybės yra teigiama. Todėl funkcija atitinkamai mažės šiuose intervaluose, didės šiuose. Beliko tik tai paimti, apskaičiuoti funkcijos maksimumą ir minimumą ir nubrėžti grafiką. Nepamirškite, funkcijos maksimumą ir minimumą skaičiuojant reikia įdėti atitinkamus taškus į sąlygą ir tada sužymėjus maksimumo minimumo taškus, pažymėjus, kur kertama x ir y ašys, jūs nusibraižote grafiką. Pabandykite savarankiškai nubrėžti šių funkcijų grafikus. Pabandykite Kęstučiui padėti atsakyti jį dominantį klausimą. Arba išnagrinėkite funkcijos išvestinės grafiką ir naudodamisi juo pabandykite atsakyti į šiuos klausimus. O mes drauge išnagrinėkime funkcijos grafiką ir naudodamisi juo nustatykime kritinius taškus. Kritiniai taškai yra x lygu minus 1 ir x lygu 1. Ten, kur funkcija pereina iš didėjimo į mažėjimą arba iš mažėjimo į didėjimą. Toliau mūsų prašo palyginti funkcijos išvestinę prie minus vieneto ir prie 0. Funkcijos išvestinė prie minus vieneto yra lygi 0, nes tai yra funkcijos kritinis taškas, o funkcijos išvestinė nuo 0 yra neigiama, nes tame intervale funkcija mažėja, kur 0 priklauso. Todėl galime pasakyti, kad f išvestinė yra didesnė prie minus vieneto. B eilutėje prašo palyginti pačią funkciją nuo minus 5. Aš matau, kad funkcija, kai x yra minus 5, yra mažiau už 0, o išvestinė funkcijos, kai x yra lygus minus 5, yra daugiau už 0, nes kai x yra minus 5, tame intervale funkcija mūsų didėja. Todėl išvestinė yra teigiama. Norėdami palyginti juos, mes galėsime pasakyti, kad didesnė yra išvestinė prie minus 5. Analogiškai C eilutėje funkcijos f išvestinė prie minus trejeto yra daugiau už 0, nes ten funkcija didėja, o išvestinė prie vieneto yra lygi 0. Nes tai yra funkcijos kritinis taškas. Todėl vėl galėsim sakyti, kad didesnė yra išvestinė nuo minus trejeto. D eilutę pabandykite padaryti savarankiškai.
Trečioji dalelė prašo pasakyti, kada išvestinė yra mažiau arba lygu nuliui. Mes žinome, kad išvestinė neigiama tada, kada funkcija mažėja, o lygi nuliui tada, kada funkcijos yra kritiniai taškai. Todėl atsakymas šios nelygybės būtų intervalas uždaras nuo minus vieneto iki vieneto. Pabandykime drauge įrodyti, kad duotos funkcijos yra didėjančios visoje realiųjų skaičių aibėje. Padarykime eilutę C. Norint įrodyti, kad funkcija visada yra didėjanti, man reikės suskaičiuoti jos išvestinę ir parodyti, kad jinai daugiau už nulį visada, visoje skaičių tiesėje. Suskaičiuokime išvestinę funkcijos g nuo x. Tai bus 3 plus 2 kosinusai x padauginti iš sinuso x. O tai yra 3 plus sinusas dvigubo kampo. Žinau, kad sinusas kokio bebūtų kampo visada priklauso intervalui nuo minus vieneto iki vieneto reikšmių sritis. Todėl 3 plus sinusas 2x visada priklausys intervalui nuo dvejeto iki ketverto. Tai yra visada daugiau už nulį. Reiškia, tikrai mūsų g funkcija C eilutėje yra visada didėjanti. D eilutę darant, tik apskaičiuosiu išvestinę, o tada jau pamatysite, kad akivaizdu, kad funkcija visada yra didėjanti. X-uoju, išvestinė yra X-uoju. Minus X-uoju, jeigu yra pakelta, tai išvestinė yra minus X-uoju, bet reikia padauginti iš minus X išvestinės, tai yra iš minus vieneto. 3x išvestinė yra 3. Todėl mes galim parašyti, kad mūsų išvestinė šitos funkcijos yra minus X-uoju plus 3. Raskime funkcijos g nuo x reikšmių didėjimo, mažėjimo intervalus, ekstremumo taškus ir ekstremumus. Mums reikės, norint surasti didėjimo, mažėjimo intervalus, prisiminti taisyklės, kad funkcija f nuo x didėja tada, kada jos išvestinė yra teigiama. Funkcija f nuo x mažėja tada, kada išvestinė yra neigiama. Ekstremumo taškai yra tokie x-ai maksimumas arba minimumas, kur išvestinė, praeinant per tuos taškus, keičia atitinkamai ženklą. Jeigu maksimumas, tai turi keisti iš pliuso į minusą, o jeigu minimumas, tai iš minuso į pliusą. Ekstremumai tai jau yra funkcijos reikšmė ekstremumo taške. Tai yra funkcijos gali būti maksimumas arba funkcijos minimumas. Norint juos apskaičiuoti, reikia ekstremumo taškus įstatyti į sąlygą. Norėčiau, kad pabandytumėte padaryti eilutę E, aš jums tik tai padėsiu surasti išvestinę. G funkcijos išvestinė bus. X kvadratu išvestinė yra 2x, natūrinio logaritmo išvestinė yra vienetas dalintas iš jo skaičiaus ir nepamirškite padauginti iš jo skaičiaus išvestinės, nes tai yra sudėtinė funkcija. Todėl mano g nuo x išvestinė bus 2x minus skaitiklyje 2 padalintas iš 1 plus 2x. Subendravardiklinus gausime. Bendras vardiklis yra 1 plus 2x,
Skaitiklyje turėsime 2x plus 4x kvadratu ir minus 2. O dabar aš jums išrinkau uždavinių nemažą pundelį. Sustabdykite ir juos spręskite. Štai dar ir trigonometrinis. Įdomus yra šis uždavinys. Raskite visas a reikšmes, su kuriomis duota funkcija neturi kritinių taškų. Mums reikės surasti funkcijos išvestinę. Kintamasis mūsų yra x, todėl a kvadratu minus 11a plus 28 yra pastovus dydis. Pastovų dydį išsikeliame prieš išvestinę ženklą, todėl skaičiuosime išvestinę tik tai sinuso x iš 2. Minus analogiškai a minus 4 iškeliu ir skaičiuoju išvestinę tik tai x minus šaknies iš 2. O kosinuso 2 išvestinė yra 0. Todėl mūsų išvestinė bus a kvadratu minus 11a plus 28 padaugintas iš kosinuso x iš 2 kart 1/2 ir a minus 4 liktų, pakeičiu ženklą bus a minus ir plus 4, nes šios kliaustuko išvestinė yra vienetas. Suprantu, kad kritiniai taškai yra tada, kada išvestinė yra lygi 0. Tai yra mano šita lygtis būtų štai tokia. Aš noriu, kad jinai neturėtų sprendinių. Išsireiškiu iš jos kosinusą x iš 2. Tai bus a minus 4 padaugintas iš 2, o vardiklyje bus a kvadratu minus 11a ir plus 28. Ši lygtis neturės sprendinių tada, kada mano reiškinys nepriklausys intervalui nuo minus vieneto iki vieneto, nes kosinuso reikšmių sritis yra būtent intervalas nuo minus vieneto iki vieneto. Jums beliko išspręsti tik tai štai šias dvi nelygybės. Ir mūsų funkcija neturės tose intervaluose kritinių taškų. Susiraskite a. O mes bandykime atsakyti, kiek ekstremumo taškų turi funkcija, pabandykime eilutę padaryti d. Norint surasti, kiek ekstremumo taškų funkcija turi, turime rasti funkcijos išvestinę. Žinome, kad funkcijos apibrėžimo sritis eilutėje d yra visi skaičiai išskyrus x negali virsti 0, išvestinę skaičiuojame būtent apibrėžimo srityje. Dalybos išvestinė yra vardiklyje x kvadratu, o skaitiklyje reikia rašyti x-uoju išvestinę padauginta iš vardiklio minus vardiklio išvestinė padauginta iš skaitiklio. Tai yra x-uoju kart x minus x išvestinė yra vienetas, lieka x-uoju. Išsikeliu bendrą dauginamąjį skaitiklyje x-uoju prieš skliaustukus ir skliaustukuose turiu x minus 1. Štai tokia mūsų išvestinė. Raskime kritinius taškus. Aš žinau, kad x lygų negali virsti 0, todėl mano kritinis taškas lieka tik tai vienetas.
Žiūrime išvestinės ženklus. Skaičių tiesėje atidedu kritinį tašką vienetą ir parašau, kad x negalėjo virsti 0. Žiūrėkime išvestinės ženklus. Išvestinė intervale nuo vieneto iki plius begalybės yra teigiama, nuo 0 iki vieneto yra neigiama ir nuo minus begalybės iki 0 taip pat yra neigiama. Todėl mūsų funkcija mažėja šiame intervale, mažėja, o šitame didėja. Funkcija f nuo x. Todėl mūsų ekstremumo taškas yra vienintelis minimumo. X minimumas yra lygus 1. Savarankiškai pabandykite išspręsti šią užduotį. Primenu, funkcijos grafiko liestinės lietimosi taške lygtis yra štai ši. Ir dabar papildomi uždaviniai jūsų savarankiškam darbui. Pirmoji užduotis, antroji užduotis, trečioji, ketvirtoji ir penktoji. Sėkmingo funkcijų tyrimo ir grafikų braižymo.